Ar Lietuvoje verta leisti TikTok reklamas? Mes ant vieno brando paleidom virš 400 reklamų. Ir jos sėkmingai išleido apie 30 000 eurų, su plius minus 6 rosų. Tai sakyčiau, potencialo tikrai rodo, bet padlyginus su Facebooku, tai sudaro labai mažą dalį mūsų adspendo. Ir mes specialiai TikTokui nekuriam jokių reklamų, nes bando maksimizuoti Facebooko rezultatus. Nes aš į viską žiūriu kaip į resursų ir gražos žaidimą. Pavyzdžiui, yra faktas, kad jūs galit per mėnesį paleisti X reklamų, sakom 100. Ir jūs tada turit pasirinkimą, kam tas reklamas kurti. Facebookui, TikTokui ar net YouTube'ui. Tai jūsų darbas yra pasverti, kas atneš daugiau gražos. Todėl jeigu Facebookas jums jau veikia ir jūs nesat pasiekę jo limitų, aš dėčiau 100% savo fokusą į Facebooką. Guys, just focus, okay? Ir tik tada pereičiau prie TikToko. Todėl mes, pavyzdžiui, dabar dar vis nekuriam TikTokų reklamų, tiesiog metam mūsų dabartinės Facebook reklamas į TikToką. Bet aš tikrai visiems rekomenduočiau įmesti į TikToką savo turimas reklamas, jums tai realiai nieko nekainuos. Bet tik jeigu pradžiui rodys kažkokius labai gerus rezultatus, aš svarstyčiau dalį resursų perkelti į TikToko reklamų kūrimą. Kitaip, jeigu pirmas testas jums nepasiteisino, likit prie Facebooko, maksimizuokit jį ir tada pereikit prie TikToko.